Nu, papasako, kur mes. Esam, žinai, mes esam, šlapdribai. Sorry. Mes, žinok, esam pelkėse. Mes čia norėjom atvažiuoti pažvejot ir mes neradom, kur žvejot. Ėjom visą po šitą didžiausią mišką vidury. Reikia eiti per tokius medžius, reikia eiti per kažkokią tiltelį padarytą iš medžių kotų ir labai gera. Vis kelionė tai nuostabiausia. Čionai norėjom čia atvažiuoti žvejot. Va, girdite gagutę, va ten. Paukščiai tenai girdisi. Šiaip, va, geras čia buvo. Buvo, vaikščiam per žolę. Visur taip vaikščiam. Bandysim, kaip važiuosime Berčiūnus pažvejoti. Ir mes surasim kažkai atvežti. Sveiki, Andrijus, kaip jūs. Aš su seneliu, mes su seneliu žvejojom. Pagavom vieną kažkokią žuvytę, kaip jį vadinasi, ta žuvis? Karosai. Karosas. Ir mes ten pagavom kažkokius mažus žuvytės. Tai dabar mes čia atvažiavom į kitą upę. Dabar čia bandysim gaudyti tas žuvis. Valgau dešrainiuką. Va. Kažkaip gerai. Nuostabu. Ilsimės tenai. Žvejojam. Aš pagau vieną žuvytę. Ja. Viso gero. Nu, senelė, ką mes šiandien veiksim? Žvejoksim. Sakyk labas. Labas, everybody. Darom žibcinę meškerę. Adriuką mokinsiu, kaip gaudyti lydžius. O, jas. Va, kad nenukastų pavadėlis, va, metalinis. Kablys, va, plūdė didelė. Va, pririšim. Aš tave rimtai dėsi tave į tubę. Nedėka. Dėsi. Gerai, tada nusiusiu mamai. Nusiusiu mamai. Upytė, va. O, pažiūrėk. Ai, drugelis jo. Matai kaip aukštai, pažiūrėk. Mes taip aukštai, pažiūrėk. Pažiūrėkite.